ką tik pastebėjau, kitoje pusėje irgi užtverta. Ir vėl man reikės ieškoti, kaip praeiti. Keitė Veiver. Tai dabar einu, kad jūs suprastumėte iš tos pusės. Čia su zigzagais praėjau palei upelį, radau brastą, perbridau per užtvankytę tokią. Ten irgi žmonės susituharinė, irgi negalima atvailinti kažkaip. Ir dabar tik tas takas uždarytas. Tas galas, va čia netoli 500 metrų ir tas galas 300 metrų. Tai dabar man čia gale reikės irgi kažkaip įsigudrinti tvorą kirst. Nu va, su tą ranką jau valgyti negalėsiu. Bet taip nebuvo. Antis še. Tuo nusiplausiu. Ne. O bet taip nebuvo. Tai gera, šūdas į gerą. Pinigų. Tik šiaip kol išsimaknoju bjauroką. Bet paskui pinigai, rūkštelės biškutį. Šuduk. Ką jis valgo? Žolę valgo antytės. Nėra čia ko bjauroti. Daskaniau rūkštelę pajautusi. Įsimaknoju vieną ranką, paskui tą pačią buterbrodą. Juokauju. Neskaniau, bjauriau. Še yra še. Še nors ir Afrikai taip pat še, bet lieka še. O aš einu toliau. Na, bandau pralysti pro tas tvoras. Nieko nieks nemato, galima lysti. O man, ir mes kitaip klausyti. Idėja. Labai. Toliau žiūrėsim. Saugų kieno paundus. Šitą vėžą. Čia gatvė. Išeinam į gatvę. Čia ateinam iš pat pat. Gatvė reikia kirsti. Kertinė gatvykė. Ir pamatėme žmonės. Net praėjau lembą tą kelią ir iš kitoj pusėj vyrukų gal 16-17 komanda tokių. 30 lemba metų, vyresnių buvo. Vien vyrai. Vau, įsijungia muzika kokia tai. Su kuprinim. Va, žygis. Tai žmonės dar organizuojasi, nes, ne? Aš galvoju, kad darbas. Успешный успех, žinai, sėkminga sėkmė. Baltos dienos nemato. Ja. Nu, vaikšto žmonės. Labai jau klaustrofobija čia galima susirgti. Labai va, tokios vietos, nieko čia gražaus labai. Nu, bet laimi šios ir tiek, papartinis. Nu, žinokit, vietos tai keistos. Ir visur vabalų, milijonai vabalų tų judų. Tie stambus, mažiau vadinamų vabaliai. Keistos vietelės, gūdžios, miškingos. Kaip ir kol kas einu tik vienu taku. Šituo va taku, kuris veda zigzagais, bet daugiau kaip ir nėra tų takų. Navigacija tyli vadinasi teisingai, nu, raunu buvo 10%. Belikė tos navigacijos, bet dabar vėl pataisiau, buvo nustoję krautis, kodėl tai. Gal tenais lizdas pakrovėjo biškutį streikuoja. Tai dabar viskas gerai, bet navigacijos neliksim. Taip, be elektros. Būtų nesmagu. Powerbanką įsidėjęs į kišenę. Telefoną kraunu kitoj kišenį įdėjęs. Vaiztai paštonas lenka. Takelis vis mažiau pastebimas matos.
Nu, bet tuo taku Hebrata praėjo, vadinasi, čia vaikštoma, ne taip tankiai, ne taip dažnai, bet naudojamas takas. Žiūrėsim, kaip čia bus viskas. Okay. Na, o nueita yra maždaug pusė kelio, gal šiek tiek jau daugiau kaip pusė. Ir priminsiu, kad mes einame 14 kilometrų. Take the next slide right. Takas į viršų veda kažkur. Now take the slide right. Į tą kalną. Su aukštais medžiais. O kokie kamienai jau medžiai. Hebra papartynai, vieni papartynai. Gražu. Ar čia? Oi, paratakas pažymėtas. Taip. Beach and Heart Trail. Aš iš ten atvarau. Čia kertu dabar šitą taką. Einu toliau. Vatys, panorama kokia. Bliamba. Davai, tai medžiai sugalvotų visi nuvirsti. Ne, nebus taip. Žiūrėkite, kokia siena. Dar kartą. Hop. Jo. Gerai. Na, dėl viso ko pasižiūrėsiu telefoną, ar čia einu. Follow this way for 1.2 kilometers. Vėl atsijungia krovimas, o iškimsa, reikia ranką laikyti, nieko nebus. Gerai, einu gerai. Nesikrauna telefonas, nu įdriona fina. Kaip čia daras? Gerai, nesikrauna. Palizą bandau. Kaip ir įsijungia. Liko dar 8 kilai, nuėjau 7. Tai reikia paeiti, nes 5,5, 4 beveik. 7 kilų. Žodžiu, reikia paeiti iškutį. Jūs įsivaizduojat? Ant kelmo. Atradysiu pataisyti nuorodą. Kietai pavaro. Miškas toksai, pirmą pradį panašus. Čia ko gero niekad nieko nebuvo. Kaip tai būtų? Bet, aišku, medžiai išauga. Toks medis išauga 100 metų, kokį ir išauga. Buvo jaunuolynas kažkada. Dabar senelinis. Mes einam į viršų. Tai priėjom. Tak. Nu, čia miškas tamsokas toks. Einam toliau. Navigacija tyli, vadinasi, einam gerai. Tai visa laimė, kad pasiėmiau kitą pakrovėją, patį stambiausią iš mašinos. Ir jis buvo pakrautas 90%. Tai Philipsas išsikrovė visai netikėtai, o kažkodėl greitai labai keista buvo pakrautas pilnai. O Bazeus
miškiškas. Dabar stoja į tarnybą ir jau viskas dabar ant jo pečių. Nu, mes ateinam iš ten ir einam į viršų. Labai nesigėdėm. Čia kažkokios tai griūtis padarytas vidury miško. Kažkas tikrai žmogaus rankų daroma. Na, čia etapas. Ir čia aptverta griūtis kažkokia tai. Čia įgriuvę, ar čia iškasta specialiai. Keista. Toks vaizdas. Atsiveria einant traktoriui. Nu gal ir kasa ką nors. Čia stulpas, kuris jau visai nupuvęs, kaip bėba nugriauštas. Ten irgi nupuvęs, bet dar stovi. O čia medžiai įsimylėjėliai. Kaip kokia eglė Žalčių karalienė, ne, Jūratė ir Kastytis paminklas koks būtų. Primena biškį. Įdomu, ar iš kitos pusės irgi primins. Nu, primena irgi, kur žmogus ateina. Kaip sakant, kur tik mes nebūnė, ko mes tik nematėme. Na, tai dabar dešinė labiau turbūt. Sunku pasakyti. Navigacija tyli. Sakė 1 kilometrą lyg turiu. Čia toliau dar? Ne. Ne, dabar iš kur atėjau? Kairė? Ne, dešinė. Čia kaip kokiam parke. Jau tiesiai eidamas kažkiek kiparisų lapai. Kažkiek kiparisai. Pirmas žodis tokius lapus pavaikšti, kiparisų lapai, bet čia aišku ne kiparisai. Nežinau, tas žodis šiandien tropikų gal čia būtų, jei būtų kiparisai. Rudeninis miškelis. Nieko. Kažkas ėjo iš paskos, berniukas, čia tokios vietos, kad dingo, tai galėjo kad ir pasvaidenti. Nu va, eina, vis dėlto čia paraleliai eina dar kelias. Žmogus su šuniuku. Visi čia vaikšto, aplinkiniai gyventojai apylinkių. Čia nėra taip, kad perėrėje. Ateinu iš ten ir išėjau dabar į sankryžą. Kažkur tai greitkelis, toj pusėje su birbinėm, visą laiką. Čia laidai. Beržiukas. Kitas beržiukas. Čia 3 netgi susišakoja. Tai dabar ką? Navigacija tyri, gal jau išsikrovė, reikia pasižiūrėti. Ne, neišsikrovė, rodo kirst kelią ir eiti toliau į tą šitą tankmę. O, kaip tik prie tų 3 berželių. Nu ir einam. O, tankmė šitokia. Reikia biškį pabėgti. Užsimiliavau dabar. Na ir man ką tik parodė, kad naujas waypoint, tai pasižiūrėti taškas toks įdomus.
už 189 metrų. Ir vat pažymėtas mano maršrutas mėlynai, o waypointas tai ko gero tas raudonas balionas. Kairiai bus. Nu, čia gal bus tas Surūdies paminklas, buvo komotė nufotkintas. Pasižiūrėsim. Ir tokia problemėlė, kad tas waypointas, taškas tas, kuris kažkas įdomaus, biški kairiau mano maršruto. Sistema pasiūlė pridėti prie maršruto waypointą. Kam jis iš vis tada pažymėtas, kad keliai reikia pridėlioti, o pas man interneto tai nėra, bet tu čia ir netrauktum. Taip, biškutį painu iš šoną, nieko nematau išskyrus tą kelmą. Ir jau sako, kad praėjau pro šoną, nu, gero nieko čia gudra, nepraleidau. O kad ir praėjau kokias Surūdysės skulptūrą, nu ir ką. Čia, nu gerai, paeisiu, ten matos iškilimai, jeigu ten nieko nepastebėsiu, nu atgal. Na, o dabar priėjau kokį tai namuką aptvertą, galbūt tai elektrinį pastatį ir medį, o man gaunasi kryžkelė. Ko gero čia tiesiai kirsiu šitą greitkelį, kuris yra asfaltuotas. Ką tik praėjau užrašą Forest of Dean Holiday Cottages, o čia Forestry Commission Road, no entry to Onautai Street Circus. Žodžiu, pėstiem galima, kaip ir visur. Visur pėstiem galima, nu, o mašinom ne, tik specialių tarnybų mašinom. Tai prieinam kažkokį tai šalašą, praėjom girtuklių vaikinukų kompaniją iš mašinos, špygos didumo galvos sakėm polo, kokį ten juodą atrodo tamsininkai. Iššoko ir come on! Kai jau praėjau, gal iš kilometrą girdėjau šaukę, kaip iš Berlyno. Taip, kad čia irgi Anglijai visko yra. Ne tik tais, kad postsovietinėse šalyse. Nu, ir mano tėviškiai. Nu, bet aš iš Panevėžio. Tai kokie idealiai taisus mediniai. Cementinį padarą, žinai. Aha, čia poilsio kampelis. Šuniukai. Tarikis. Aišku, tai buvau nuklydęs, bet man ten nereikia. Man reikia tiesiai. Lygiai pagal tuos stulpus. Elektrinius. Kur man nepatiko, kad stulpai mediniai, o ne cementiniai kaip Lietuvoj. Reikia ramzyti ištepti, kaip nepūtų. Nes čia rimti giliamba stulpai. Stovi tokie laidai. Čia nėra miško trobelis. Tokia idilė. Paukščiukai čiūva. Gerai. Išlindau iš papartyno, ten nereikia sukti, o čia dviračių dar takelis. Kalnu. Va čia eina šitą puikiai takeliu. Toliau.
keliu vieną kartą. Rudeniniai žiedai. Sidabrinis laužo liepsnos susilieja pridėdami. Sidabrinis geris tavo tylos varsavų. Naktis oi, saulė, pakils prasmė. Tridom tyrius apkavėlis, atmušė vis sternelius, į sausą atglavą. Naitės pabėgo. Tai nutariau pavalgyti. Turiu pasiėmęs papločių pirktinių, visą grūdą. Įdėjau į orkaitę, kad jie tokie skėtėtų traškesni būtų. Ir biškai perlaikiau, tai jie gavosi tokie apdegę. Tai vis tiek du paėmiau, susilaužiau, nors labai neturėjau kur dėti vietos. Dar sūrių užlydžiau, bet biškai tą būtent sūrį lydinamas ir perlaikiau, jie buvo tokie kaip tik raustalės skanus. Nu ir dabar nieko dar, ne visai sudegė. Tai va, vandeniukų užgeriu, valgom. Nieko, faini. Iš kitos pusės nieko net nesudegė. Tai liko 5 kilometrai, jau biškutį mažiau. Valgau, energijos gaunu. Valandų dabar. Rugsėjo 28, 16:59. Maždaug 1,5 valandos tamsos reikia jau pavaryti. Atsiprašau, kad kalbu su prikimšta burna, nėra laiko. Tai nemėgstu patamsi nei vaikščioti, nei važinėti. Nu, bet jau geriau mašinas susirasti. Apie šviesos, parvažiuoti dar pravažiuosiu ten, ar taip. Bet miške, reikia. Sukau iš šviesaus kelio, treilą, ir jis pasivadina Beach and Hurst Trail. Tai žinokit, kol valgiau, tai tie stumai nepamažėjo visai. Ir ką, reikia tuos 5 kilometrus vis dėlto įveikti. Tai praeisiu greičiau, nes nenoriu tikrai tamsos sutikti miške, dabar ruduo, rugsėjo 28, temsta žymiai anksčiau. Na, tai 1,5 valandos liko iki tamsos. Bent jau iki pradžios tamsos miške, tai iš vis dabar jau priekame tokį geroką. Nes apsimiaukė. Iš ryto dar saulutė buvo, bet visą laiką tikėjusi praeiti greičiau ir gavosi kaip norėjau kaip geriau, gavosi tai visą laiką, bet aš dabar paspaudžiu gazą ir nueisiu greičiau tuos 5 kilus likusius. Nieko čia nėra tik 5 kilai. Pasidarydamas daugumą vietų apėjau, apžiūrėjau, ką norėjau. Nu ir ateinu iš tenais. Dabar yra čia posūkis, čia nebus. Čia posūkis, čia išsišakojimai. Ir čia dar. Ir žinau, kur eiti. Nu dabar vėl tokia gūdžia vietovė užėjau, nieko gražaus. Čia, kaip sakant, raganos trubeliai vieta. Čia šabakštygai, negražus, tai 0,5 kilometro eit per juos dabar. Tai kad negalvotų mano žiūrovai, kad mano kelias viestų taptas. Kaip čia pasakysiu. Nu, žodžiu, kad čionais tas pats, kas medų laižyt. Tai vat, įrašinėjau iš tokių vietų.
priklytę lapų didelių, nu neliškių, medžių, šakų. Dideli pailgi lapai. Nu, vis lapus. Nu, kieno tai lapas, kas pasakys? Nieks nepasakys. Tai priklytė. Jie matyt nemėgsta net nedidelių šalnelių, kurių dar nebuvo. Nedidelių oro pasikeitimų. Kas ten matyt? Galvoju, kokas ten lapas irgi. Štai ką aš turiu galvoj. Aš nesuklėpiu. Ir čia vis dar esu tame treilė. Pin Horse Trail Dečinė. Žodžiu. Turn right. Ok, turn right ir turn right. O čia. Take the next right. Saulė išlindo. O, kebrytė, fainai, saulytė išlindo. Bet čia jau prieš pat laidą būna visą laiką. Medžių viršūnės. Bravo. Kur reikia? Čia likti. Nežinau, dabar jau reikia žiūrėti, kaip aš čia. Čia daro dviračiam takelius, naujas pasivažinėjimui. Tai nieko, lieptas padarytas. Kad senas buvęs, čia naujas, neslidus. Liuks. Nu, čia akmeninis irgi niekur pro šalį. Buvau biškutį iš kelio nuklydęs. Nieko nesakė sistema, ot tyli kaip Marytė Melnikaitė. Ne, dienelė buvo gera, blemba, kad tokios visas dienas būtų, aš būčiau laimingas. Vaikštai savo grynu oru, kvėpuoja, atsipūti. Nu, papartynais, pušynais, eglynais, viską po truputį. Kalniukų, malkučiai netruktų. Vertėjo čia atvažiuoti, vertėjo vaikščioti. Tokios mintis ateina, optimistiškas, šviesios, gerai. Vadinasi, ir vietelė šviesios, ir optimistiškas. Vėl aš linijai, kertu tą liniją, turbūt tą pačią, tai aišku, ne to atkarpuoju. Kelią ir ten toliau vėl mišką. Vat tas takelis pažymėtas, treilas, viešas kelias. Okay. Ir einam mes. Keistas tiltelis. Nu, ne gimnastas. Visada galvodavau, kodėl reikia tokius tiltelius daryti. Kodėl čia reikia perlipti šitą. Gal kad nebėgiotų per tiltą. Dviračiais nevažinėtų, tada suprantu. Tas upelio čiurlenimas atgavina dūšią. Kiekgi mums liko? Blemba. Vis dar 2 km 200 metrų. Laikas sustoja, galim pagalvoti.
Gerai. Darom toliau. Ką tik kirtom kelią B4234. B4234. Asfaltuotą kelią. Gera ta knygelė enciklopedija. Reiks ją laikraščių aplinkti. O, apšilimo nenoriu. Apa. Nors galėčiau. Ne, nenoriu apšilimo nori. Sakė, į kairę sukti. Kur man eiti? Niekur man eiti. Next, keep left. Okay. Čia už 30 metrų. Svarbu neskubėti. Kaip girdis, jo, nukrinta. Gal vanduo krinta. Gal nors kita. Kelią. Ar Big Horse Trail. Ten. Kertu šitą kelią. Išlendu iš ten. Varom. Štai ir priėjom skulptūrą kokią tai. Nu, dabartinė, aišku, visai netarybinė. Kažką tai vaizduoja. Reikia pasižiūrėti. Aišku, šiek tiek iš kelių išsuko. Dabar uždusu todėl, kai kalną lipu. Pulsas 107. Štai skulptūra. Ką jin reiškia įdomu? Tai aplink tokias išvartas. Čia turėtų sutvarkyti galbūt. Skylės kelelė. Nei kairiai. Kažkas vaikšto. Gal žvėris. Čia šitaip. Įdomiai. Čia kažkas tai. Pasamanojus pusė. O čia dar ir ryšulis, ar kaip čia pasakyti. Nu, įdomiai. Bet mums reikia sugrįžti savo treilą. Gerai, kad daro tokius dalykus, paįvairina gyvenimą, kelią paįvairina tiksliau, nes taip eini, tos atsibosta tos šakas visokios, lapai visokie. O čia po skulptūrą, tai tie kažin kokie ten, kažin ką vaizduojantį veiklą. Įdomu, reikia žiūrėjai, atrakcija. Norėjau pasakyti pramoga. Gal kelnis, bet tai buvo vėris. Tiesiai mums, o čia kažkokį tai turbūt rojus mumis kartoninį. Eisim ten, jeigu ką. Jo. Matėsi. Aš jau nepažįstu, bet mačiau knygelėse vaikiškose jisai figūruoja šitas personažas, tarp kitko krūtas. Suolai kokie. Atsisėdi. Gali atsistoti, gali atsisėsti. Gali atsigult. Tik labai keista forma. Čia gal net sėdėti negalima, nieks nemato. Kodėl negalima, jeigu nieks nemato, tai nieks nemato, tai galima. Tik svarbu nelaužyti. Po to tai, kad ir nieks nemato, negalima laužyti. Trukdo alkūniai.
Nu ką, pastovėjom, paklupėjom ir einam toliau. Kažkokie bakštynai blenda, žmonės vaikšto. Ir aš jums su kamera kalbos vienas. Kelias baigias, liko 1 kilometras, viskas tvarkoja. Tai kuris čia? Tai kairiau. Galėsiu. Kur čia aš eisiu dabar? Vakarinis paukščiukas gieda, liko kilometras, tikiuosi tikrai nebeišklysiu, niekur iš kelio. Einu savo, truputį, keli žmonės sutikau dar vakare vaikščiojantis, šeštadienis. Vaikšto. Priėjau aš tą vadinamą surūdyjusią figūrą. Žiūrėsiu. Man dabar jau atrodo daugiau molinė, nei metalinė, per daug jau didelį. Čia nustoro. Navigacija šausta. Kas tai galėtų būti? Tai skulptūra. Va, o kokia. Nepasim. Čia dar įeiti galima, įeiti. Taip sakant. Įdomiai. Bala. Tiek, kad čia bala, gyvuroka tokia. Klimbala. O skulptūra tai jėga čia nesvardytis, kokią spalvą padaryti. Cementinė. Iš cemento. Ką tu skulptūrėlė? Kelių dalių matosi sulipdyta. Skaityti, pagalvojom, grįžtam į kelią. Žinokite, čia kely teisingam kiek nepasiklydau. Va. Pat. Takas. Takas. Zigzagais eini. Medis nulūžęs. Čia tai jau pageltis medelis. Gražuolis medis. Mažais lapeliais. Girdisi kelias jau. Mašiniukas. Ir tai buvo šis maršrutas. Canop Pounds loop from Harlop Upper Lidbrook. Įveiktas per 3 valandas 23 minutės, viso 15 km 600 metrų. 340 daugiausiai pakėlimas metrų. 330 daugiausiai nusileidimas, aukščiausias taškas 280 metrų. Žemiausia 110 metrų virš jūros lygio. Vidutinis greitis mano buvo 4,6 km per valandą. Taip. Kągi iš šito nuostabaus rudeninio miško Gloucesterio, parašus Gloucestershire, Gloucesterio grafystėje, visai netoli Velso sienos, aš atsisveikinu su jumis, o šiandien diena buvo gera
reiks atvažiuoti į mišką bent vieną kartą, dar, nebūtinai šitą vietą. Ir praeit maršrutą kokį nors įdomų. Kai dar parausvės, pageltonuos, miškas numes daugiau lapų, bus gražesnės vietovės, gražesni vaizdai, dar jaukiau ir kai nebus labai lietingų dienų buvę. Dabar buvo lietingų dienų, kaip ir drėgna, rytoj vėl lietus apsiniaukęs. Nu, o diena buvo puikiai, šiandien šeštadienis, niekur nereikia, rytoj galėsiu ramiai pailsėti, tikiuosi. Ačiū, kad buvote mano mažame nuotykyje, kaip visada. Būkite ir ateityje kartu, jų dar bus ne vienas, tikiuosi. Iki kito pasimatymo, iki kito nuotykio. Iki.